Mitas ar tiesa? Šiandien paklausime kelis standartinius klausimus susijusius su kompiuterinėm sistemom. Numeris 1. AMD X3D procesoriai tinka tik tai žaidimas, ne darbui. Tiesa, X3D arba 3D V-Cache technologija yra sukurta pagrinde su žaidimais omenyje. Ir didesnis L3 cache ant pačio procesoriaus padeda užkrauti daug daugiau informacijos ir greitai prieinama atmintis yra labai svarbi žaidimuose. Tai neturi jokios įtakos productivity workloaduose. Sekantis mitas. Galingesnis maitinimo blokas, geresnis našumas jūsų žaidimams. Mitas. Taip, galingesnis maitinimo blokas yra svarbu, jeigu komponentai prašo daugiau jėgos. Prašau daugiau vatų. Palyginus su 500 vatų maitblokiu ir, tarkim, 1000 vatų maitblokio, našumo skirtumas neegzistuos. Kas egzistuos? Efektyvumas, kaip ta jėga yra perduota. Mitas numeris 3. Procesorius su daugiau gigahercų visą laiką bus geriau. Mitas. Ne gigahercų kiekis yra svarbiau, bet pati architektūra, branduolių skaičius, threadų skaičius, kešas ir palaikymas negu tiesiog grynas gigahercų numeris. Geriausias pavyzdys šitame dalyke yra IM3 Plus platforma, kuri turėdavo gan aukštus gigahercus, daug branduolių, bet architektūra buvo žemo lygio ir tie procesoriai buvo gan silpni. Architektūra procesoriui yra daug svarbiau negu kiek gigahercų jisai išstumia. Mitas ar tiesa numeris 4. Brangesnis HDMI arba DisplayPort kabelis duos jums geresnį vaizdą. Mitas, bet su niuansais. Kokybė pačio kabelio yra svarbu dėl ilgaamžiškumo ir dėl išvaizdos jūsų setup'e. Kas yra susijęs su vaizdo kokybė, tai yra netiesa, bet reikia prisiminti pačius laido protokolus. Tarkim, HDMI. HDMI turi daug skirtingų versijų. HDMI 1, 1.1, 1.2, 2.2.1, 2.2 lygtais yra. Jie nėra HDMI 2.2. Kodėl man atrodo, kad operatorius meluoja? Ne. Versijos tų technologijų yra svarbiau negu, sakom, medžiaga, iš ko tas kabelis yra pagamintas. Visą laiką pasitikrinkite, yra lentelių su versijom, tarkim, HDMI ir DisplayPorto, kad galėtume žinoti, kas pasikeitė nuo praeitos versijos ir tuo pačiu, kas yra geriau. Mitas ar tiesa? Reikia third party antivirusinės, nes Windows antivirusinė yra per silpna. Mitas. Windows antivirusinė seniau buvo žinoma kaip Microsoft Security Essentials arba Windows Defender, realiai yra viena iš geriausių antivirusinių, ką galite naudoti. Jinai mažiausiai apkraus jūsų sistemą, tuo pačiu jinai yra išdirbta dirbti ant Windowsų nuo pat, man atrodo, Windows XP laikų. Jinai yra labai gera. Kokį mitą pamiršome? Parašykite komentaruose, atsakysime sekančiam video.